Sveiki, čia Valinsas Balisevičius ir šiame video toliau tęsiu apie šeimų kūrimą. Tai paimsiu šitą plokštelę, vėl darau Edit Family, atsidarau plokštelę ir ką noriu padaryti, pavyzdžiui, pridėti daugiau elementų. Ne tik tai plokštelę, bet tarkim inkarinius varžtus. Tai galiu braižytis vėl plokštumas, dėtis matmenis, kad galėčiau kontroliuoti jų pozicijas, bet šį kartą padarysiu paprasčiau. Extrusion ir tiesiog nubrėšiu apskritimus 15 mm, pavyzdžiui, kai brėžiu apskritimą, tarp kitko galiu įjungti centro matomumą, kad galėčiau paskui vėliau lengvai pririšti, pavyzdžiui, čia matmenis. Galiu matmenis dėti netgi redaguodamas, brėždamas išstumtą kūną ir paskui, pavyzdžiui, tuos matmenis pridėti parametrus, koks nors atstumas A, tarkim, ane, ir šį čia irgi tegul būna valdomas atstumo A ir turiu tą savo elementą tam tikroje vietoje, gal pakeisiu tą parametrą iš karto ir pažymėsiu šitą apskritimą ir gali tai būti, pavyzdžiui, netgi keli kontūrai ir jie bus vienu metu išstumti. Tai va, sukuriu tokį dalyką, ne, spaudžiu OK, pasižiūriu į vaizdą iš priekio, čia mano kūno gabaritai, ne, čia vėl prasideda nuo čia, OK, turiu tokias kaip ir kojas atseit, galiu, kai redaguoju, galiu čia ir matmenį, pavyzdžiui, skersmens pridėti kažkokį, tai ne, priskirti parametrą ten diametras ir panašiai. Okay. Tai reiktų padaryti visiems šitiems elementams, jeigu norėčiau juos visus kontroliuoti. Bet aš dabar tiesiog noriu atkreipti dėmesį į tai, ką gausime, jeigu elementus kursime taip. Tai yra, kad jeigu mes kuriame šeimą ir paslėpsiu laikinai tą kūną ir sukuriame keletą kūnų, ar ne, tarkim vienas kūnas, kitas kūnas, tai įsikėlę į projektą mes gauname dabar, kiek tokių įdėtinių detalių turime. Tačiau jeigu mūsų staiga kas nors pareikalautų, o kiekgi yra plokštelių, o kiekgi yra inkarinių varžtų, kokio jie ilgio, tada mes nebegalėtume šitos informacijos paimti iš šitos šeimos. Tai jeigu norėtume gauti informaciją iš šeimos apie elementus, kurie ją sudaro, tokiu atveju juos reikėtų modeliuoti kaip atskirus elementus ir reiktų pradėti nuo to, kad mes kūrėme šeimą, family ir vėl pasirinksiu tą patį šabloną šeimos. Nueisiu čia, face-based, ar ne, sukuriu naują ir dabar pavadinsiu save as family įdėtinė detalė. Užsaugosiu, pakeisiu kategoriją į structural connections, pakeisiu į still, gal tiesiog uždarysiu šiek tiek tų vaizdų, čia pas mane per daug atidaryta. Dabar esu įdėtinės detalės šeimoje, jeigu nueisiu į šitą vaizdą, čia yra plokštelė šeima, iš jos ištrinsiu šitos elementus, ištrinsiu ir tą parametrą, kurį sukūriau, pašalinsiu, kad liktų tik tai plokštelė, ne, ir šitą diametrą ištrinsiu, kad liktų tik plokštelė su jos ten tipais ir panašiai. Ir dabar šitą šeimą load into project pasirinksiu ir įkelsiu ne iš projektą, o į kitą šeimą, į tą, kurią dabar pradėjau kurti. Čia įkeliu į vietą, kur noriu turėti. Ir viskas kaip ir atrodo taip pat, tačiau dabar turiu šeimą šeimoje. Jo? Tai jeigu čia pažiūrėsiu, aš esu įdėtinės detalės šeimoje ir joje yra jau plokštelės šeima įkelta. Ir ką papildomai dabar padarysiu, nueisiu šitą šeimą, nueisiu reference level, paimsiu tiesiog, ištrinsiu šitą kūną, ištrinsiu šitus parametrus ir matmenis.
Tiesą sakant, ir plokštumas ištrinsiu, ir pašalinsiu tuos parametrus iš pačios šeimos. Kodėl aš tai darau? Todėl, kad aš jį persaugosiu tiesiog kitų pavadinimų, tai bus nebe plokštelės šeima. Čia gavau pranešimą, kad ištrinu parametrą, kuris kažką dar kontroliuoja, tai dar prisiminkim, kad ir šitas yra. Galiu šitą, pavyzdžiui, plokštumą paslinkti iki čia, ją panaudosiu ir tarkim, iš tikrųjų šitą parametrą be reikalo ilgį ištryniau, tai pasirinksiu vėl iš naujo mk ilgis, type, ok, ir priskirsiu šitam. Ir dabar galiu vėl sukurti extrusion, išstumtą kūną, apskritimą, braižau čia, priskiriu jam apskritimą, centrą parodau, prirakinu taip, kad jisai būtų ties centru. Taip pat panaudosiu matmenį, įvesiu parametrą. Na, tarkim, aš maniakiškai noriu informacijos ir susikursiu bendrinamąjį parametrą mk diametras, irgi ilgio parametras, ok, ir priskiriu šitą parametrą valdyti šitam skersmeniui savo apskritimo. Pasibandom, kaip veikia skersmuo. Tai skersmuo, pavyzdžiui, 16 tik būna milimetrų. Panašu, kad suveikia. Tada einam į front vaizdą ir galime padaryti taip, kad šitą tiesiog paslinksiu iki čia ir užrakinsiu. Ir tarkim, ilgis mano tegul būna 200. Gerai, pasikeičia ir kūnas seka pagal mano plokštumą, ne? Ir aišku, pavadinimas čia nelabai geras, tarkim, turėtų būti toks, ne? Ir kiek aš tų tipų turiu čia šeimoje? 1. Tai gerai. Ir dabar tiesiog reikia nepamiršti, kad neužsaugo to pakeisti, užsaugot kitų vardų. Ir karinis strypas pavadinsiu. Tiesus, gal strypas pavadinkim. Save. Ir įkelsiu į projektą įdėtinę detalę. Tai reiškia, įkeliu antrą šeimą į tą pačią įdėtinės detalės šeimą. Ir dabar ar įterpti ant plokštumos, ant vertikalios plokštumos ar ant darbinės plokštumos. Iš tikrųjų būtų galima šioje šeimoje nusibrėžti tokią kaip ir plokštumą pagalbinę. Tai vat, pavyzdžiui, čia bus, pavadinsiu tą plokštumą, kad tai yra plokštelės apačia. Čia šraidės žiūriu, net pažįstam. Nu gerai, rašau plokštelės apačia. Turiu šitą plokštumą, ar ne? Ir galiu pasirinkti, kad šita plokštelė, pavyzdžiui, edit work plane, kad ta mano plokštelės šeima įterpta ne ant viršaus čia kažkur, o ant šitos plokštumos. Tai jeigu tai padarysiu, matysit, kad plokštelė dabar įterpta ant tos plokštumos darbinės, kurią sukūriau. Ir tą patį galiu padaryti su inkariniais stripais. Tai pavyzdžiui, kai čia esu, tiesiog tą šeimą inkaro įterpsiu panaudodamas component komandą ir prieš įterpdamas pasirinksiu, kad noriu įterpti ant plokštumos ir būtent tos, kurią pavadinau plokštelės apačia. Na ir dabar per daug nekreipsiu dėmesio į atstumą, tiesiog padarysim tokias kaip kopijas, ne? Ir dabar pasižiūrim vaizdą iš priekio ir matosi, kad irgi įterpimo taškas ant šitos plokštumos, o kadangi kai modeliavau nubrėžiau žemyn, tai jie irgi eina žemyn. Tai va tokiu būdu, kaip ir sukūriau savo įdėtinę detalę, kurią sudaro 4, jei pažymė visas, 4 šitos šeimos, viena šita šeima sudaro įdėtinės detalės šeimą. Ne? Ir galiu čia, pavyzdžiui, DI ir pririšimą padarysiu nuo šitos plokštumos ir parašysiu, pavyzdžiui, įgilinimas. Ne? Ok. Ir, pavyzdžiui, čia parašysiu gilimas
22 mm, pavyzdžiui, pagal plokštelės storį šį kartą tiesiog aklai taip užprogramuosiu. Ir dabar jeigu šią šeimą įkelsim į projektą, load into project ir matote, galiu ją įterpti, tarkim, ant pasirinktos plokštumos, vėl greta įterpsiu, kur ir pirmai. Tai va, tai tas detalės sukūriau ar ne, ir dabar jeigu į kiekių žiniaraštį nueisiu, Structural Connection Schedule, tai matote, tos plokštelės yra šeimos ir čia įdėtinės detalės šeimos. Tačiau kiek tų, tai čia šitos jeigu perbrauksiu ir nueisiu į 3D vaizdą, tai čia yra būtent šitos šeimos, ne? Tai aš jas jau ir prieš tai turėjau kiek jų skaičius. Tačiau čia taip vis dar ir nematau informacijos apie tai, kiek plokštelių ir kiek inkarinių stripų turiu. O taip yra todėl, kad jeigu norime gauti kiekius šitų elementų, jų šeimose turi būti įjungtas šitas shared parametras. Šitos įdėtinės detalės šeimoje nereikia jo įjungti. Tačiau jeigu noriu šito elemento kiekį gauti ir jis yra nested family, taip vadinamas, tai yra įkrautas į kitą šeimą, tai aš turėčiau jį paredaguoti ir prieš įkeldamas į kitą šeimą turėčiau padaryti shared. Dabar vėl įkeliu į įdėtinę detalę, užrašau vertę, tą patį padarau su plokštele. Taip, šitas, shared ir įkeliu į tą pačią įdėtinės detalės šeimą, užrašau ir dabar jau šitą šeimą galiu vėl įkelti į projektą. Įkeliam į projektą, užrašom vertes, užrašom komponentų vertes, nes dabar pakeičiau ir tų nested šeimų, vidinių tų šeimų parametrų vertes, tai aš užrašau ir jų vertes ir matote, pakeičiau iš tikrųjų tą plokštelės visą šeimą, tai iš jos kaip ir ištryniau tuos buvusius kūnus ir dabar jau plokštelė tokia pat šeima kaip šita, tik tai matmenys kiti. Tai va dabar, jeigu nueisim kiekių žiniaraštį, einam į Structural Connection Schedule ir matome, turime įdėtinę detalę, tada turim plokštelę, turim inkariniai, čia tie varžtai, čia jų tipas yra, gal vertėtų įsikelti ir šeimos pavadinimą, tada šiek tiek dar aiškiau būtų. Va, įdėtinės detalės šeima, plokštelės šeima, inkarinio strypo šeima ir jo tipas. Ne? Tai matome visus elementus čia. Na čia aišku, kadangi mes prie sorting yra rodomas kiekvienas elementas, tai taip matosi, bet jeigu pagal šeimą ir pagal tipą surikiuosiu, tai tiesiog matysiu daugiau informacijos. Dar reiktų ir pagal ilgį, kadangi pas mane ilgis yra instance parametras. Ne? Tai va, išikiuoju ir dabar matau visus elementus. Turiu inkarinių stripų, kiekis 8 reikia šiuo metu. Na tai va, tai tokiu būdu galime susikurti ir skaičiuoti subkomponentų, tai yra elementų, kurie sudaro pagrindinį mūsų elementą kiekius. Tai ir norėjau parodyti šiame video. Iki.